Ypatingas unikalus miestas, kuriame žmogaus kuriamoji architektūra organiškai susijusi su gamta, su supančiomis kalvomis, vandenimis, žaluma. Pavargusiam nuo Europos didmiesčių, Vilnius atrodo nedidelis, jaunatviškas ir paslaptingas. Žvelgdamas nuo kalvų į Vilniaus senamiesčio slėnį, iš kurio auga, kyla šventyklų bokštų bokštai, pajunti sklindančią dvasinės energijos aurą. Tai Vilnius, Lietuvos sostinė ir didžiausias jos miestas. Jis alsuoja laisvės ir individualumo dvasia, būdinga visam Europos žemynui. Vienu esminių principų vieninčių Europos bendrijos valstybės tapo laisvė. Prekių, žmonių ir kapitalo judėjimo laisvė. Ir mes darome viską, kas gali ją užtikrinti. Todėl unikalų Lietuvos gamtovaizdį organiškai papildo modernios transporto infrastruktūros objektai. Jūrų ir oro uostai, automobilių keliai, geležinkeliai, tarsi galingos arterijos, kurios užtikrina Lietuvos ryšį su Europa, Azija ir visų kitų pasaulių. Ekonomikos globalizacija ir geografinė padėtis lėmė Lietuvai Baltijos jūros regione užimti tranzito valstybės padėtį tarp rytų ir vakarų, šiaurės ir pietų. Lietuvos transportas. Lietuvos Respublikos transportas – viena iš sparčiausiai besiplėtojančių ūkio šakų, efektyviai užtikrinanti šalies vidaus rinkos funkcionavimą, užsienio prekybos bei tranzito paslaugų aptarnavimą, žmonių susisiekimą bei tarptautinę turizmo plėtrą. Per Lietuvą eina patogios magistralės, jungiančios vakarų ir šiaurės Europos valstybės su nepriklausomų valstybių sandraugos pramoniniais regionais – Juodosios jūros baseino šalimis, Vidurinę Aziją, Kiniją. Svarbiausi šalies transporto infrastruktūros objektai sudaro veiksmingą ES transeuropinio tinklo dalį. 2007-2013 metais numatyta iš valstybės biudžeto, ES paramos fondų, kitų finansavimo šaltinių transporto sektoriui skirti daugiau nei 3 milijardus eurų. Modernizuojant transporto infrastruktūrą, pagrindinis dėmesys skiriamas šiaurės pietų krypties transeuropinio koridoriaus formavimui ir rytų vakarų krypties globalinės logistikos grandies plėtrai. Keliai – viena reikšmingiausių šalies ūkio infrastruktūros sričių, turinčių tiesioginės įtakos krašto ekonomikos ir socialiniai pažangai, investicijų skatinimui. Tarptautinės reikšmės automobilių keliuose dėl augančio eismo ir didėjančios ašies apkrovos toliau didinamas atskirų atkarpų pralaidumas, stiprinama važiuojamoji dalis, tiesiamos apylankos ir trūkstamos grandys miestų prieigose, diegiama eismo saugą užtikrinanti inžinerinė infrastruktūra ir informacinės eismo valdymo sistemos, aplinkosaugos priemonės. Plėtojant automagistrales įrengiamos skirtingų lygių sankryžos, saugios perėjos, atitvarai, triukšmo slopinimo sienelės. Tęsiamas ir šiaurės pietų transporto koridoriuje esančios magistralės Varšuva, Kaunas, Ryga, Talinas, Via Baltica modernizavimas. Įgyvendinant vieną iš svarbiausių ES tikslų – mažinti atskirų regionų išsivystymo skirtumus, prioritetas skiriamas valstybinės ir vietinės reikšmės kelių tinklo kokybės parametrų gerinimui. Išasfaltavus žvyrkelius, ženkliai pagerės susisiekimo sąlygos tarp šalies regionų, bus sudaryta palanki aplinka verslo subjektų bendradarbiavimui, žmonių mobilumui. Reikšmingą vietą Lietuvos transporto sistemoje užima vežėjų automobiliais įmonės. Lietuvoje yra apie 17 000 licencijuotų automobilių kroviniams tarptautiniais maršrutais vežti, iš kurių apie 90% vakarietiški, atitinkantys ekologiškai švarių ir saugių automobilių reikalavimus. Įvertindamas sparčiai augančią paklausą pristatyti prekes pagal principą nuo durų iki durų, vyriausybė svarbią reikšmę teikia logistikos centrams būtinos transporto infrastruktūros sukūrimui svarbiausiuose šalies administraciniuose ir industriniuose centruose – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lietuvai įsiliejus ES erdvę iškilo greito, tiesioginio ir patogaus susisiekimo geležinkeliais tarp Baltijos ir kitų ES šalių būtinybė.
Pradedamas įgyvendinti europinės reikšmės geležinkelio projektas Rail Baltica, kurie jungs Varšuvą su Kaunu, Ryga ir Talinu. Rail Baltica tai ne tik Lietuvos, bet ir visos ES prioritetas, pagerinsiantis susisiekimą tarp Baltijos šalių, ES, Rusijos ir Centrinės Azijos valstybių. Siekiant užtikrinti eismo pralaidumą ir didesnį traukinių greitį, kryptingai gerinami šalies geležinkelių tinklo technologiniai parametrai, atnaujinamos signalizacijos ir telekomunikacijų sistemos. Tobulinant keleivių aptarnavimo paslaugas, rekonstruojamos geležinkelio stotys ir terminalai, įsigyjami šiuolaikiniai riedmenys. Vilniuje įvykusios tarptautinės konferencijos Rail Baltica nuo vizijos iki realybės dalyviai pritarė naujam požiūriui į geležinkelio projektą Rail Baltica. Kartu buvo pažymėta būtinybė didinti geležinkelio vaidmenį keleivių ir krovinių vežimo rinkoje visoje Europoje. Klaipėdos jūrų uostas universalus giliavandenis, neužšąlantis Baltijos rytų pakrantės uostas, kuriame teikiamos visos su jūros verslu ir krovinių aptarnavimu susijusios paslaugos. Sėkminga vandens transporto politika užtikrino spartų verslo augimą uoste. Išplėtotos laivybos linijos jungia Klaipėdą su viso pasaulio uostais. Uosto galimybės leidžia krauti beveik visų rūšių krovinius – skystus, birius, generalinius, konteinerizuotus, ro-ro ir kitus. Uostas gali priimti iki 15 metrų grimzlės laivus. Šiuo metu Klaipėdos uoste besiplečiančios uosto galimybės leidžia per metus perkrauti apie 30 milijonų tonų krovinių. Intermodalinis Klaipėdos uostas – konteinerių transportavimo lyderis tarp Baltijos šalių uostų. Suderinta jūrų ir sausumos transporto veikla, įsijungimas į ES trumpųjų nuotolių laivybos tinklą, plataus spektro logistikos ir pramonės įmonių darbo suderinamumas užtikrina intermodalinio transporto konkurencingumą, panaudojant uosto pajėgumus. Novatoriškas Baltijos šalyse intermodalinius pervežimus skatinantis traukinys, konteinerinis ir kontreilerinis traukinys Vikingas jungia Baltijos ir Juodosios jūrų rinkas nuo Klaipėdos per Minską, Kijevą iki Odesos bei Lyčovsko uostų. Ateityje tikimasi įgyvendinti ir kitus panašius projektus susijusius su Europos ir Azijos rinkų aptarnavimu. Vykdant Lietuvos Respublikos ir Japonijos vyriausybių bendradarbiavimo sutartį yra atlikta naujų uosto pajėgumų plėtros šiaurinėje dalyje galimybių studija. Studijos rezultatais bus grindžiamas Lietuvos transporto plėtros ilgalaikėje strategijoje numatytas giliavandenio uosto statybos projektas iki 17,5 metrų. Žymus pertvarkymai vyksta ir kitose uosto vietose. Siekiant sudaryti sąlygas jūrinio turizmo verslo plėtojimui bei išplėsti Klaipėdos uosto paslaugų spektrą, atidaryta kruizinių laivų krantinė. Uoste nuolat plečiami kitų terminalų pajėgumai. 2009 metais uosto ir miesto centre bus pastatytas keleivių terminalas, sudarantis galimybę iš esmės išplėsti keleivių laivybos bei turizmo per Klaipėdos uostą paslaugas. Lietuvos sostinė Vilnius oro keliai sujungta su didžiausiomis Europos sostinėmis ir kitais Europos miestais. Lietuva priklauso tarptautiniai oro vežėjų asociacijai IATA. Tai reiškia tarptautinį pripažinimą bei teisę parduoti bilietus į bet kurios aviakompanijos reisus į bet kurią pasaulio valstybę. Tarptautiniame Vilniaus oro uoste atidarytas naujasis keleivių terminalas.
Norint Lietuvai prisijungti prie Šengeno oro erdvės, šalies tarptautiniuose oro uostuose Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Palangoje būtina griežtai atskirti Šengeno ir ne Šengeno keleivių srautus. Be to Lietuvai tapus ES nare žymiai išaugo keleivių srautas Vilniaus oro uoste. Naujasis terminalas padės išspręsti ir šią problemą. Jame bus galima aptarnauti apie 3 milijonus oro keleivių. Išplėstas oro uosto peronas, įrengtos naujos orlaivių aikštelės ir rekonstruotas orlaivių vairavimo takas. Lietuvos susisiekimo ministerija aktyviai dalyvauja tarptautinėje veikloje, siekdama, kad Lietuvos transportas būtų konkurencinga tarptautinės transporto ir logistikos rinkos dalimi. Lietuvos transporto sektorius yra patikimas jūsų partneris. Esame atviri jūsų verslo bendruomenės poreikiams. Vilnius is a very special and unique city where man-made architecture organically merges into nature, the surrounding hills, rivers and greenery. To one who is tired of European megalopolises, Vilnius looks small-scale, youthful and mysterious. Casting a glance from the hilltops of the valley of the old town of Vilnius with its rising church spires and steeples, one feels the emanating aura of spiritual energy. This is Vilnius, Lithuania's capital and its largest city. It radiates the spirit of freedom and individuality, characteristic of the whole European continent. Freedom has become one essential principle uniting the states of the European Union. Freedom of movement for people, goods and capital. And we are doing everything to ensure it. For this reason, the unique landscape of Lithuania is naturally supplemented with the facilities of modern transport infrastructure. Sea and airports, motor roads and railways, like mighty arteries, secure Lithuania's connections to Europe, Asia and the rest of the world. The globalization of economy and its geographical situation has made Lithuania a transit state in the Baltic Sea region, between east and west, as well as between north and south. Lithuania's transport. The transport sector of Lithuania is one of the fast-track branches of economy that secures effectively the functioning of the national market, the servicing of foreign trade and transit traffic, as well as passenger traffic and expansion of tourism. The territory of Lithuania is crossed by convenient transport corridors connecting North and West European states with the Commonwealth of Independent States, industrial regions, the countries of the Black Sea Basin, Central Asia and China. The major facilities of Lithuania's transport infrastructure are an effective part of the European Union Trans-European network. In the period between 2007 and 2013, the transport